Šiandien pristatysime, labai netikėtai man buvo, Oskaras Milašius staiga pasipylė. Genovaitė Dručkutė išvertė jo laiškų 2 tomus, o dar anksčiau pastebėjau, kad 2013 metais išėjo jo lituanistinių ir politinių esė rinktinė. Taip. Man buvo didelis atradimas, labai naujai teko pažvelgti į Milašių. Ir pirmiausia, o tai kaip Milašius pačiai atėjo? Kaip Milašius man pačiai atėjo, ar šitie vertimai, ar apskritai? Apskritai. Apskritai, kaip tas Milašius atėjo. Tai Milašius atėjo tais senais laikais, jaunystės laikais. Aš buvau dar studentė ir 1977 metais, kaip žinia, buvo minimas Milašiaus gimimo 100-metis. Ir iki to laiko aš apie Milašių nebuvau ko nors girdėjusi. Tikrai jis gal nebuvo pakliuvęs į mano akiratį, bet to jisai, toje anų laikų sovietinėje Lietuvoje buvo toks lyg ir persona non grata, tai nelabai ir minimas. Bet vis dėlto, 100-mečio proga buvo justi šioks toks sukrutimas, sujudimas. Berods dabartinėje prezidentūroje, tuometiniuose menininkų rūmuose parodėlė buvo surengta, gal vienas kitas vertimas į lietuvių kalbą pasirodė kokiame nors poezijos pavasarį ar šiaip kokiam leidinyje. Bet aš pati tai su Milašiumi susipažinau mūsų fakultete ir tuo metu mes turėjome tokį, kaip paprastai vadinamą, lektorius, prancūzą, atvykusi iš Prancūzijos, kuris mums, prancūzų filologijos studentams, dėstė šnekamąją prancūzų kalbą. Lektoriai paprastai keisdavosi kas met arba kas 2, kas 3 metai. Tai štai tas mano minimas lektorius, turimas omenyje, man atrodo, pas mus išbuvo gal net 1 metus tik tai. Ir aš pamenu tą pavasarį, tą gegužės mėnesį, Oskaras Milašius gimęs 1877 m. gegužės 28 d. Pamenu, kaip lektorius surengė tokią labai nedidelę parodėlę, tai nuotraukų, leidinių faksimilės, kurios buvo išdėstytos, eksponuotos tamsiame vestibiulėje, bet tie, kurie, sakysime, mano laikais ar kiek vėliau, ar anksčiau studijavo, tai matyt atsimena vestibiulį, iš kurio buvo galima patekti į užsienio kalbų skaityklą, bibliotekas ir užsienio kalbų skaityklą. Tai tame tamsiame koridoriuje, vestibiulyje ir buvo surengta parodėlė, kurią aš dar ir spėjau pamatyti. Kiek pamenu, ta parodėlė labai greitai dingo. Gal ar tos pačios dienos vakarą, ar kitą dieną tos parodėlės jau ir nebeliko. Bet aš dar suspėjau ją pamatyti, pažiūrėti ir tikrai susidomėjau, man buvo tikrai labai keista. Štai čia toks lietuvių kilmės, kaip jis buvo pristatytas, prancūziškai rašęs poetas, rašytojas. Tai čia taip tokia pati pradžia. O paskui, matyt, gal taip, kaip nutinka, dažnai būna, kad jau paskui ta informacija jį pradeda tarsi lysti iš visų pakampių. Ir tada jau tai vienas dalykas, tai kitas dalykas, tai koks nors tekstas, tai vertimas, tai galų gale jau, taip net nežinau, iš kur pradėjo rastis ir tų originalų. Tai čia tokia buvo pati pradžia ir toks buvo mano tas pirmas susidomėjimas šitą asmenybę, šito poetu, šito rašytoju. Aš už tai paklausiau, nes pati prisimenu, kaip man, aišku, vėliau, bet kai išėjo šitas pirmas vertimas, Valdo Petrausko, ta knyga, ir aš atsimenu, perskaičiau rugsėjo tą poemą, simfoniją, ir nuėjau mokytis fakultatyvų 2 kursus prancūzų kalbos, norėjau perskaityti prancūziškai. Taip, iš tiesų galima paminėti tikrai Valdo Petrausko vertimą. Tai buvo toks, galima sakyti, pirmasis vertimas. Ir šis vertimas yra tikrai geras tuo, kad yra originalai, greta vertimai. Tai visi tie žmonės, kurie nors kiek moka prancūzų kalbą, aišku, jie galėjo skaityti originalus, pažiūrėti, kaip yra išversta, palyginti su vertimu.
galbūt pagalvoti apie savo variantą, bet iš tiesų tos knygos vertė, na, dabar taip žiūrint į tą praeitį, sakyčiau, tikrai nemaža, nes tai yra originalai, tai yra vertimai, bet to, kiek pamenu, toje knygoje yra ir Vytauto Kubiliaus įžanginis straipsnis, kuris daug ką papasakoja, daug ką paaiškina apie Oskarą Milašių, apie jo gyvenimą, apie jo kūrybą, apie jo sąsają su Lietuva. Bet po to pirmojo vertimo, aišku, radosi ir daugiau vertimų. Aš pati apie tuos vertimus, be abejo, be šito paminėto Valdo Petrausko vertimo, man į rankas pakliuvo Amerikoje išleistas Oskaro Milašiaus vertimų knyga, Antano Vaičiulaičio vertimai. Ir aš tą knygą pamačiau vienos savo labai geros draugės namuose. Mano gera draugė ir iki šiol mano gera draugė, bičiulė nuo studijų laikų. Tai va, jos tėvų namuose aš pamačiau tą knygą. Aš neklausiau, kaip ta knyga pateko bičiulės mano draugės tėvams, kaip jie atsidūrė, bet aš paprašiau paskolinti, perskaičiau Vaičiulaičio vertimus, kurie man tikrai patiko, Antano Vaičiulaičio vertimai. Ir galiausiai baigėsi tuo, kad draugės tėvai man tą knygą padovanojo. Tai, žodžiu, aš taip, tyčia, netyčia, lyg ir išsiprašiau tą knygą. Aš ją iki šiol turiu, tą vertimų, žodžiu, knygą ir iki šiol tikrai labai ją branginu, nes tai yra vis tiek šiokia tokia retenybė. Ją galime tik tai bibliotekoje rasti. Mane labai nudžiugino, kad teko paieškoti bibliotekose, kiek per tą laiką, kiek išleista poezijos. Ir ypač patiko, kur viena, ten 4 to paties eilėraščio vertimai, kur gali jau, yra gerai, kur matai, kad vienas va čia geriau, o kitas va čia geriau, ir toks labai džiugu buvo. Taip, ir aš irgi džiaugiuosi, kad Oskaro Milašiaus poezijos vertimų yra bent kelios knygos, nežinau, gal bent kokios 3 ar net 4 knygos, ir iš tiesų žinau, apie kokią knygą kalbi. Ten yra to paties eilėraščio, gali būti ir 2, ir 3, ir 4 vertėjai, mūsų poetai, tarp jų ir dabar staiga pamiršau pavardę. Mačernis ir Mačernio vertimas taip pat yra, žinau, ir Vaičiulaičio, Šiugždinio ir kitų. Šiugždinio, Indriliūno, man atrodo, Mamerto. Taip, Mamerto Indriliūno, taip, mūsų ir žymių vertėjų, ir žymių poetų bandymai versti Oskarą Milašių. Jeigu jau prabilom apie vertimus, tai galima paminėti, kad yra išversti į lietuvių kalbą ir abu Oskaro Milašiaus romanai. Meilės išventinimas ir romanas Zborovskiai. Romanas Zborovskiai, tiesa, jo yra likę tik fragmentai. Manoma, kad jis iš tiesų buvęs parašytas, užbaigtas, bet, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui taip ir neišleistas, ir dabar jau tai, kas pasiekė mūsų dienas, tai tik tai fragmentai. Bet vis tiek jie yra išversti tie fragmentai ir išverti Stasė Banionytė Gervinė iš prancūzų kalbos. Ir yra ir Milašiaus fizikos, misterijos yra išverstos, taip, misterijos, tai ir yra tos politinės lituanistinės publicistikos, tai yra ne mano vienos vertimas, bet ir su kolegė Neringa Klišienė. Tai ten buvo toks projektas, man atrodo, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projektas, ta knyga, jos parengimas, išleidimas. Tai tikrai galime džiaugtis. Ir dabar tie laiškai, be jokios abejonės, jau mes iš tiesų, lietuvių skaitytojai, galime susidaryti tikrai tokį labai neblogą vaizdą apie Oskarą Milašių, apie jo ne tik grožinę kūrybą, ne tik tą fikciją, bet ir, sakysim, laiškai, tie ego dokumentai arba publicistika. Man skaitant laiškus vis šmėžavo gruzinų filosofo Mamardašvilio paskaitose nuskambėjusi frazė. Jis labai gerbė, labai buvo fanas prancūzų kultūros ir ypač epistolinio žanro. Tai aš skaičiau ir galvoju ten ir pasikvatodama iš to laiškų ir ten visko yra. Galvoju, čia turbūt prancūzų epistolinio rašymo įtaka. Taip, kodėlgi ne. Žinoma, aišku, kai mes sakom tas epistolinis žanras, tai dar reikia susitarti, apie ką mes kalbame. Ar mes kalbame apie romanus, kurie parašyti laiškų forma, tai ši tradicija yra tikrai sena tradicija, bet, arba, sakysim, yra tokie
kokie nors Montesquieu persų laiškai, tai tokie jau, fiktyvūs laiškai, galima skaityti juos beveik ir kaip ir romaną. Arba jisai turėjo omeny, kad mokėjo prancūzai rašyti laiškus, ten gerai rašė. Taip. Ir labai gaila, kad dabar žmonės nerašo. Kad dabar rašo žinutės, matyti, ar ten nežinau kokius kitus tuos dalykus. Bet iš tiesų ta ir laiškų tradicija, tų jau tikrų laiškų, kai siuntėjas siunčia savo adresatui laiškus, tai irgi yra labai sena. Ir, sakysim, 17 amžiuje ponios Dusevinije laiškai, kurie yra išleisti, juos galima skaityti su visais kontekstais, su visais paaiškinimais, laiškai adresuoti jos dukteriai. Tai iš tiesų ta tradicija yra tikrai labai labai sena tradicija. Ir be abejo, Milašius jis išmanė tą prancūzų klasikinę tradiciją. Nors galbūt, jeigu mes ieškotumėme jo laiškuose ar kur nors kitur paminėtą ponę Dusevinije, tai galbūt jos ir nerastumėme. Bet vis tiek ta tradicija buvo jo visame auklėjime, buvo, sakyčiau, jo kraujyje. Jis juk baigė prancūzišką mokyklą. Tai ir be abejo, bent jau mokykloje, licėjuje mokydamasis, jis skaitė tos laiškus. Tai dabar gal ir pereikim jau konkrečiai prie laiškų. Gerai, galim pereiti. Kas labiausiai įstrigo iš karto, kas... Iš Milašiaus laiškų? Taip. Oi, tai daugybė dalykų iš tų laiškų. Aišku, čia dar ne visi Oskaro Milašiaus laiškai, jie yra mano pačios atrinkti tie laiškai. Dar galbūt galima būtų sudaryti ir 3 knygą, bet gal jau leidykla ir nebesiryštų. Kaip sakau, daugybė dalykų. Tai, žinoma, laiškas tai yra tam tikras tekstas, kuris pirmiausia turi formą. Ar ne? Turi formą, yra kreipiniai, yra tos laiškų pabaigos, yra visas tas, sakysim, teksto išdėstymas, tai čia yra tie tokie formalūs dalykai. Bet iš tiesų atkreipė dėmesį, kaip Milašius kreipiasi į savo adresatus. Jis gali ir labai pagarbiai, sakysim, taip draugiškai, galbūt netgi kartais familiariai, kartais jis gali ir labai taip linksmai, žaismingai kreiptis. Taip pat ir jo parašai irgi, kai jis pasirašo, kad jis yra Zendramas, Zendramas, jis Dievo malonė, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikštys ir Lenkijos karalius. Tai be abejo, pretendentas. Taip, nes pretendentas būtų, tai žinoma, atkreipi dėmesį į tokius dalykus ir pagalvoju, gal čia Milašius taip galėjo ir parašyti. Arba krinta į akis tai, kad, sakysim, jis jau ypač po 1918 metų jis pasirašo ne tik Milioš, lenkiška, bet iš tiesų jau ta suprancūzinta forma, kadangi be tos lenkiškos L, bet jis greta, pavyzdžiui, parašo ir Milašius. Arba, sakysim, kai kuriuos tos savo politinius rašinius jisai pasirašė irgi ir Lietuvis, ir Labūnovas. Labūnovas, mes iš karto pagalvojame apie Labūnovą, apie jo giminės tą lizdą. Tai gal, sakysim, kokiam prancūzui, kuris nemoka lietuvių kalbos ir kuris gal nežino Lietuvos istorijos, tas lietuvis arba tas Labūnovas arba Labūnov, tai gal ir neturi reikšmės. O mums lietuviams be abejo iš karto jau yra tam tikra nuoroda, tam tikra reikšmė, jau tas visas kontekstas veriasi. Arba irgi, sakysim, įdomu ir aš žinau, kad skaitytojai yra atkreipę dėmesį į tai, kad kai kuris atsisveikina laiškų pabaigoje staiga angliškai kažkodėl. Jam taip šovė į galvą, jisai parašo tą tokią sakralinę anglišką frazę, kai, sakysim, užbaigiant laišką yra atsisveikinimas su savo adresu. Tai sakau, pirmiausia, krinta į akis Milašiaus ta laiškų forma, jo žaismė, jo gebėjimas, gal taip tiesiog ir švelniai, ironiškai arba su švelniu humoru pažvelgti ir į save, ir į savo adresatą. Kitas dalykas, jau paskui skaitant pačius tos laiškus, gilinantis į jų turinį, tai be abejo akivaizdu, koks Milašius yra įvairus ir kiek jisai prisitaiko prie tų savo adresatų. Ir štai, kai mes čia juos tikrai skaitome, taip sudedame, sakysim, tuos čia atrinktus tuos adresatus vieną po kito, tai tiesiog ir matome tą Milašiaus intonacijų kaitą. Vienaip jis bendrauja su Leonu Foktu, kitaip bendrauja su Kristijanu Gausu, dar kitaip jis bendrauja su
kokiu nors savo vaikystės, žodžiu, iš mokyklos metų draugu. Dar kitaip jisai bendrauja, sakysim, su kokiu nors Karlosu Lerondu, kuris šiaip buvo aktorius, ir dar Milašius su Karlosu Lerondu siejo, toks priklausimas, aišku, Milašius ten trumpai priklausė, bet priklausimas ten tokiai mistikų draugijai. Ir, sakysim, Milašius kreipėsi į Karlosą Lerondą ir kartu į jo žmoną, ir štai, jo tas kreipinys toks išeina tarsi daugiskaita, ten mėlieji Lerondai ar kaip nors panašiai. Tai va tas Milašiaus gebėjimas, jo daugiabalsiškumas, tas gebėjimas parinkti, nežinau, tą savo toną, intonaciją, balsą pritaikyti ir prie to adresato, ir galbūt prie situacijos. Arba taip pat labai irgi sakyčiau, įdomus jo laiškai skirti Natalie Clifford Barnett, tokiai labai turtingai poniai, dideliai damai, kuri dar nuo XIX amžiaus pabaigos persikėlė iš Jungtinių Amerikos valstijų į Paryžių ir ten gyveno iki pat mirties. Tai tie pirmieji laiškai yra be galo mandagus, jie yra tiesiog kurtuaziški. Paskui mes matom, kaip ta kurtuazija užleidžia vietą tokiai tikrai labai tikrai pagarbai ir tokiam labai, tokiai labai tikrai draugystei ir labai tokiam artimam ryšiui. Aišku, išlaikoma distancija, lieka tas kreipinys jūs. Milašius labai retai kada kreipiasi tu, iš tiesų labai retai. Jo laiškuose toks labai retas kreipinys. Čia išlieka visą laiką tas kreipinys jūs, bet kai jisai sako, kad jis bučiuoja savo angelo sparnus, ar ne, tai žinoma ta frazė, Austėja klausė apie tradiciją. Ta frazė bučiuoja savo angelo sparnus, be abejo, ji yra paimta iš Voltero. Iš Voltero laiškų, tai matom, tikrai Milašiaus išsilavinimas tikrai didelis ir jis yra toks, iš gelmių išeinantis, ne kaip kažkoks, nežinau, pakabutis, priedas, tik tai pasipuikavimui skirtas, bet štai čia ta frazė. Bučiuoja savo angelo sparnus, kuri iš Voltero, bet skaitai ir jauti, kad Milašius jis tikrai bučiuoja tuos savo angelo sparnus. Tai yra didžiulė, tokia dvasinė bendrystė. Milašiaus ir tos moters, tos damos, supratimas, dvasinė bendrystė. Bičiulystė didžiulė. Tai tas yra labai, labai įdomu. Tikrai labai įdomu. Ir žinoma, labai įdomu laiškų turinys. Žinoma, ir mes iš Oskaro Milašiaus laiškų daug ką sužinome, ir apie jį patį. Galbūt tam tikrą prasme ir apie jo adresatus, nors aišku, mūsų visas dėmesys jau skirtas Oskarui Milašiui. Sužinome labai daug apie jo kūrybą, apie Milašiaus keliones, apie Milašiaus visą veikimą, visą jo veiklą Lietuvai, kai jis buvo Lietuvos chargé d'affaires ir tas, pasiuntinys, ministras, Lietuvos ministras oficialiai Prancūzijoje. Tai mes tokių detalių iš tiesų daug sužinome ir galime susidaryti tokį išsamesnį Milašiaus kūrybos, Milašiaus veiklos ir jo asmens vaizdą, įspūdį. Ir tai labai gerai, nes Milašius nepaliko jokio dienoraščio arba memuarų, arba ten kokių nors, nežinau, slaptų užrašų. Mes ir turime tik tai laiškus, žinome, turime atsiminimus, tie žmonės, kurie jį pažinojo, yra palikę atsiminimų įvairių, fragmentų, sakysim. Tai taip ta tokia mozaika ir susidėlioja. Pavyzdžiui, man pačiai, kalbant apie kūrybą, tai yra tikrai labai labai įspūdingas Misterijos Migelis Maniara rašymas. Nuo pat idėjos gimimo iki tos idėjos realizavimo, tai sakytum visa to kūrinio genezė. Tikrai įspūdingas dalykas ir galima tą laišką skaitant taip ir patirti, ir tiesiog matyti, kaip Milašius skubiu žingsniu iš kavinės žingsniuoja namo, kad nepamestų idėjos, ją ten sugriebtų už uodegos ir sėda iš karto prie stalo rašyti, ją įgyvendinti. Tai žavu. Mane nudžiugino taip, ta Maniaros istorija, bet ir Rugsėjo simfonija irgi taip žaibiškai, po sapno. Taip. Tai labai džiugiai skaičiau ir jis pats ją vertino kaip geriausią. Labai apsidžiaugiau, kad aš irgi kažkada užkibau ant geriausios. Taip, žinoma, ir jis tikrai savo simfonijas iš tiesų labai vertino, jo nuomonė
tai tikrai, na, galbūt jo paties akimi žvelgiant viena iš geriausių, vertingiausių jo kūrybos, na, pusių poezijoje. Tai taip, tai tikrai įdomu. Įdomu, romanas Borovskiai, tai dabar galutinis tas pavadinimas Borovskiai, bet irgi toks autobiografinis romanas, iš tiesų iš to romano irgi mes galime kai ką patirti, sužinoti, galų galiai įsivaizduoti tą Čerėją, kaip ten buvo Milašiaus laikais, kai jo dar tėvai, na, sakykime, sąlyginai jauni, jis mažas vaikas, berniukas, kaip ten atrodė tas namas ar panašiai, bet kaip jis vis dėlto ieškojo to romano pavadinimo. Galiausiai surado tą pavadinimą Borovskiai, tokį lyg ir neutralų pavadinimą, bet žodžiu, savo draugams laiškuose jisai parašo, pamini, kad veiksmas vyksta jo gimtinėje, jo šalyje. Taip, tai laiškai yra tikrai įdomus ir vertingi laiškai, daug ką atveriantis, atskleidžiantis. Labai įdomiai ten sušmėžuoja tas istorinis fonas, tarsi ramu, paskui ten porą sakinių, 5 metų revoliucija. Nu, paskui jis poezijoje šiek tiek, ką ten matė, rusų kazokai Čerėjoje. Taip. Tai japonų tas karas, tai bet tokios smulkmenos, bet jos taip surezonuoja. Taip. Tas pirmo pasaulinio karo, tarsi laukimas, bet netikėta, vis tiek netikėta. Taip, žinoma, bet šiaip, na, Milašių tėvai atvežė į Paryžių 1889 metais, jam buvo 12 metų ir, na, jį atvežė ir paliko, jis iš pradžių gyveno internate, paskui vieno jau mokytojo šeimoje iki pat tol, kol baigė, na, kaip mes sakome, vidurinę mokyklą. Va, ir atrodytų, kad į Čerėją jis grįžo, tik tai kaip rašo, na, čia ir tuose savo laiškuose, 1902 metais, ar ten 1 metų pabaiga, 2 metais, ir jis, na, su didesnėmis ar mažesnėmis pertraukomis Čerėjoje praleido maždaug 4 metus, iki 1906 metų. Aišku, jis dar išvykdavo kur nors į Europą ir grįždavo į Paryžių ir taip toliau, bet tai vis dėlto tai buvo tas toks, na, ilgesnis jau jo tikrai suaugusio, visiškai sąmoningo žmogaus buvimas toje gimtinėje, tame dvare. Manoma, galvojama, kad tuo metu jo tėvas labai jau sirgo ir žodžiu, ir mirė. Ir jis važiavo tvarkyti, na, padėti motinai tvarkyti tų visų, žodžiu, palikimo dalykų, tų visų, na, tų tokių teisinių, juridinių dalykų. Tiksliai nėra žinoma jo tėvo mirties data, ji taip galvojama tarp 1902-1904 metų. Tai vienam šaltinėje galima rasti vieną datą, kitam šaltinėje kitą datą. Na, galvojama, kad galbūt vis dėlto apie 1902 metus, nes ir Milašius viename laiške būtent Gausui rašo, kad atrodo 4 metų laiškas, kad štai aš jau esu tame dvare 1,5 metų visiškai vienas, tai jau ko gero, jau jo tėvas buvo miręs. Tai žinoma, čia kaip tik tai ta 1905 metų revoliucija, kurią jis dar pats savo akimis galėjo matyti, galėjo patirti, ir paskui tas, matyt, patyrimas, na, tikrai buvo toks, jam tikrai padaręs tokį įspūdį, į jo tą atmintį įsirėžęs, ir tai buvo toks sukrečiantis patyrimas. Galbūt net ir tokio, nežinau, pavojus, galbūt ir jo paties gyvybei galėjo, na, iškilti. Nes paskui, jau prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, jis jau Paryžiuje, čia, sakysim, štai vakarų Europoje, Paryžiuje, tai Milašius to Pirmojo pasaulinio karo kaip tokio, jis kaip ir nepatyrė. Nes jis nedalyvavo. Nors jau kaip skaitom laiškus, jau mes matom, kad jis tarsi ir susiruošęs, ar ne? Tarsi jis jau kaip tos Rusijos, carinės Rusijos pilietį, tarsi jau čia paims į tą, žodžiu, armiją ir jis privalės kokiu nors būdu dalyvauti, bet laimė taip nenutiko. Skaičiuoja 39 metai, o iki 40 ima į kariuomenę. Iki 40 ima į kariuomenę, taip, tai čia labai gerai ta Natalie Clifford Barnett su savo visais ryšiais, matyt, pasipainiojo
atėjo pačiu laiku ir jam, na, žodžiu, suveikė, taip, sudarė galimybę, na, žodžiu, nevykti į frontą, bet iš tiesų jo kalbų mokėjimas, jo viso konteksto išmanimas, jo visos žinios galėjo būti pritaikytos kitaip, žodžiu, taikingiau, jam nereikėjo į tą frontą. Bet tik tai Milašius, na, galbūt jis tuo pirmojo pasaulinio karo baisumus patyrė truputį gal netiesiogiai. Jo buvo toks bičiulis dailininkas pavarde Grų. Tai, na, žodžiu, tas dailininkas iš tiesų jis ir pats dalyvavo kare ir jisai, žodžiu, matė jau tą fronto tikrovę, fronto realybę. Tai to dailininko yra sukurtų graviūrų, kuriuose ir matyti visi pirmojo pasaulinio karo baisumai. Žodžiu, ten tranšėjos, sugriovimai, žuvę kariai, kūnai. Tai Milašiui tos, jo bičiulio dailininko, tos graviūros, tie darbai iš tiesų darė įspūdį. Tai, sakau, čia toks netiesioginis patyrimas. Bet šiaip iki kokių, sakysim, taip, 15-16 metai, tai Oskarui Milašiui, na bent jau iš laiškų mes galime tokį įspūdį susidaryti, kad tarsi karas, na, jisai vyksta čia kažin kur, o Paryžiuje gyvenimas, ten ir teatras, ir kavinės, ir visi ryšiai. Na, žodžiu, tas, gyvenimas eina savo keliu ir be tos tokios tiesioginės grėsmės. Ir savo politiniuose rašiniuose jis kai kur užsimena apie tą karo siaubą, bet skaitant irgi matyti, kad čia tas įspūdis, tas siaubas yra būtent iš 905 metų revoliucijos, iš to, ką jisai matė toj Čerėjoje, toj, žodžiu, Baltarusijoje, sakysim, toj Rusijos imperijoje, bet netiesioginė ta 14 metų, ne to didžiojo karo patirtis. Tai jau nuskambėjo kelios pavardės adresatų, gal bent pirmam tome, tai tokie labai artimi, labai skirtingas santykis, bet vis tiek bičiuliškas, labai draugiškas. Tai va, gal apie Gausą, pavyzdžiui, keli žodžius ar Foktą. Tai gerai, žinoma, na, tą pirmąją laiškų knygą kaip tik ir sudėjau tuos, na, laiškus skirtus jo, na, galbūt tokiems artimiausiems draugams, bičiuliams. Tai Kristianas Gausas, jis vokiečių kilmės, amerikietis, ir Milašius su juo susipažino atsitiktinai Paryžiuje, vienoje kavinėje, ir čia Napolitano, ta kavinė, kaip ir kitos kavinės, yra dažnai minimos. Na ir jie susibičiuliavo. Gausas buvo atvykęs į Paryžių patobulinti savo prancūzų kalbos, nes jis Jungtinėse Amerikos valstijose buvo studijavęs prancūzų kalbą, literatūrą. Na ir taip jie susirašinėjo iki pat Milašiaus, na, sakysime, mirties. Kristianas Gausas vėliau Jungtinėse Amerikos valstijose tapo prancūzų literatūros profesoriumi, dėstė universitete ir turėjo šeimą, dar atvykdavo jau ir su šeima į Paryžių, kaip mes galime patirti iš laiškų. Čia irgi gal tokia smagi detalė, kaip Milašius vis žada laiškuose, Kristianui Gausui jis vis žada važiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas ir, žodžiu, pavaikštinėti Edgaro Alano Po takais, nes šis amerikiečių rašytojas Milašiui buvo svarbus rašytojas, jautė dvasinę giminystę su juo. Na ir, žinoma, jis gal šmaikštaudamas, juokaudamas, kad štai susiras turtingą amerikietę, ją ves ir paskui, žodžiu, gražiai ir be rūpesčių gyvens, aišku, tai visa tai yra pokštai. Na, Oskaras Milašius taip ir nenuvyko į Jungtinės Amerikos valstijas. Na, Leonas Foktas čia vėl kitokia draugystė, atsitiktinė pažintis viename Šveicarijos kurorte, bet irgi pajusta ta tokia dvasinė bendrystė. Bet va, tikrai mes irgi galime pajusti skirtumą, kaip, sakysim, laiškai Kristianui Gausui, na, yra tokie, na, galbūt rimtesni laiškai, gal tokie oresni, sakytumėme, ar ne. O Leonui Foktui tie laiškai daug žaismingesni ir, na, leidžia savo papokštauti. Karlasas Lerondas, tai, na, toks bičiulis, kuris Milašiui, na, svarbus dėl teatrų, dėl Migelio Manjaros pastatymų, dėl kitų jo misterijų pastatymų, na ir taip pat juos siejo, na, tokia Milašiui, tai žinoma, gana trumpa priklausomybė, na, tokiai vienai
mistinei brolyjei, draugijai. Labai įdomus laiškai Morisui Prozorui ir po Moriso Prozoro mirties jo dukrai Gretai Prozor. Morisas Prozoras, kaip ir Milašius, lietuvių kilmės, kilęs iš Lietuvos, tos lenkiškos kultūros. Ir jų tokia artimesnė pažintis prasidėjo jau 1920 metais, kai Morisas Prozoras paskelbė straipsnį apie Milašiaus kūrybą prancūzų spaudoje ir Oskaras Milašius jam atsakė ir tame atsakyme Milašius džiaugiasi, kad joks prancūzų kritikas, kuris yra rašęs apie jo kūrybą ir skelbęs prancūziškose laikraščiuose ar žurnaluose, galbūt nėra pagavęs, nėra suvokęs Milašiaus asmens ir kūrybos esmės. O ta esmė tai yra būtent neprancūziška kilmė. Ir Morisas Prozoras, kilęs, sakysim, iš to paties krašto, iš tos pačios, sakysim, Lietuvos, tik tai Prozoras iš etnografinės, Milašius iš istorinės Lietuvos, štai Prozoras suvokė, užčiuopė tą priklausomybę šitam Europos pakraščiui su visa šito pakraščio sudėtinga istorija, ir sugebėjo savo straipsnį apie tai pasakyti, apie tai pranešti prancūzų skaitytojams. O Jean-Yves Blanc, tai moteris, išsilavinusi moteris, jos tėvas buvo universiteto profesorius, ji jau atstovauja, sakysim, ne Paryžiaus, bet taip, tarkim, tų regionų arba provincijos intelektualams, intelektualėms. Ir tai yra moteris, perskaičiusi Milašiaus kūrinius, jais susižavėjusi ir tame vietinėme radijuje Tulūzoje rengusi radijo laidas apie jį, rašiusi straipsnius. Ir Jean-Yves Blanc, šita moteris, domėjosi folkloru. Ji labai džiaugiasi aptikusi lietuviškas Oskaro Milašiaus pasakas, tuos vertimus. Tai štai juos, sakytum, suartino folkloras, suartino tą meilę tradiciniai liaudies kūrybai, tai bevardiai kūrybai. Tai štai tie santykiai tikrai labai labai įvairūs. Ir Milašius, tuose laiškuose jisai nors rašo taip tam konkrečiam adresatui, jisai kažkaip vis tiek sugeba save visą parodyti, save visą atskleisti. Ir mes, sakau, tą tokią mozaiką galime susidėlioti ir tą tokį vaizdą išsamų turėti. O antroje knygoje, tai žinoma laiškai, aš juos gal taip truputį ir specialiai parinkau tokius laiškus, laiškai, apie kuriuose daugiausia kalbama apie Milašiaus kūrybos leidimą, apie jo kūrybos sklaidą ir Prancūzijoje, ir Belgijoje, ir tiesiog plačiau Europoje ir apie įvairias peripetijas susijusias su jo kūrybos leidimu. Tai va taip. Man skaitant Gauso laiškus 1901 ir paskui staiga 16, gal net anksčiau, nutrūksta ir kažkada jau po 6 gal metų Milašius atnaujina susirašinėjimą, bet jau visiškai kitokio pobūdžio. Jau prasideda jo kaip Lietuvos atstovo. Aha, taip, aš iš tiesų čia kaip tik ir vartau knygą. Taip, tai žodžiu, čia tas toksai pertrūkis yra nemažas. Toks taip 16 metų laiškas rugsėjo 25 dieną ir po keliarių metų, 22 metais, tą patį rugsėjo mėnesį, Oskaras Milašius rašo Kristijanui Gausui ir mes matome adresą Lietuvos pasiuntinybė, Viktoro Hugo, Viktoro Hugo vila, taip galėtume sakyti 10 numeris, Milašius rašo laišką jau iš Lietuvos pasiuntinybės. Tai matyt, per tą pirmąjį pasaulinį karą susirašinėjimas buvo nutrūkęs, arba tie laiškai yra tiesiog neišlikę, bet atrodytų, kad gal susirašinėjimas buvo ir nutrūkęs, nes jis rašo, taip, žodžiu, jis siunčia savo naujausią knygą, Lemuelio išpažintis,
ir rašo, kad štai ta knygelė su laišku jums atskleis raidą, kurią pastaraisiais metais patyrė mano erdvės ir laiko koncepcija. Na, va, tai žodžiu, jis, sakytum, šito laišku tarsi grįžta į tuos 16 metus, ar ne? Ir žodžiu, bet čia jau Milašiaus laiškas yra parašytas iš Lietuvos pasiuntinybės. Čia jau 22 metai Milašius atstovauja Lietuvai, jis yra oficialus Lietuvos pasiuntinys, Lietuvos ministras Prancūzijoje. Tai jau kita Milašiaus pusė, vėl kita Milašiaus pusė, kita Milašiaus veikla. Ir labai jisai įdomiai suformuluoja savo pasirinkimą. Taip. Kaip nutiko, buvo maištininkas, sugrįžta į jaunystės maištą. Bet Lenkai taip ilgai gyvenę kartu su lietuviais ir rusų priespaudo ir staiga prieš tą valstiečių demokratiją, labai tą savo pasirinkimą įvardina gražiai. Taip, tikrai įvardyja tą savo pasirinkimą, taip čia tokie jau labai žinomi Milašiaus žodžiai, jo frazės iš šito laiško ir dažnai yra pacituojami, dar kartais pacituojami ir kiti jo pasakymai iš tokio vieno politinio rašinio, kur jisai rašo, kaip jisai galėjo pasirinkti rožes Varšuvoje, bet tą kuklų lietuvišką kryžių vis dėlto pasirinko. Tai čia aš gal galėčiau šiek tiek užsiminti plačiau apie mano, jau čia kaip ir paminėta, tą tokią mistinę draugiją arba broliją, kuriai priklausė Karlosas Lerondas ir kiti ten jau bendri pažįstami, aš čia neminėsiu tų visų pavardžių. Atrodo, kad Milašius, tos mistinės draugijos ar brolijos pavadinimas Levėjor, tai reiškia budėtojai, o jeigu dar toje pačioje draugijoje susikūrė dar toks mažesnis būrelis, ratelis, dar tokių kelių dar artimesnių draugų, tarp jų ir Milašiaus, kuris pasivadino Centro Apostolique, tarsi apaštalų centras ar apaštališkasis centras. Ir atrodytų, kad Milašius į tą draugiją išsitraukė kokiais 917 ar 18 metais. Tiesa, neilgai išbuvo ir matyti apie kokius 20 metus ar ten 19-20. Jis jau nutolo nuo tos, aišku, jis išliko ir toliau draugas su Karlosu Lerondu ir pažįstamas su kitais asmenimis, bet jis jau nutolo nuo tos draugijos veiklos, sakykime taip. Tai labai svarbu paminėti, kad ta, sakysim, draugija leido ir savo tokių leidinių, laikraščių, žurnalų. Vienas iš jų yra Le Franchis, pažodžiui verčiant būtų kaip išlaisvintasis, ar ne, bet mes neverčiam tų pavadinimų. Tai labai gerai, kad leido tokį leidinį, nes Milašiui tai buvo tokia tribūna, tokia vieta, kur jisai galėjo paskelbti savo tuos politinius rašinius ir apie liaudies meną, lietuvių liaudies meną parašyti. Jam tai buvo, sakytum, ta tribūna skelbti žinią apie Lietuvą ir apie tą, žinoma, padėtį, kaip čia yra ta politinė padėtis, karo pabaiga, kaip viskas susiklostė ir skelbti žinią apie Lietuvą. Tai dabar prie to jo pasirinkimo, atstovauti Lietuvai, pasirinkti tą mažesnę, silpnesnę iš dviejų, Lenkija, Lietuva, taip, mažiau žinoma arba visai nežinoma, mažiau remiama, sakysim, tam visam politiniam to laiko kontekste. Tai va, tos draugijos užduotis buvo keisti pasaulį. Keisti pasaulį, keisti gyvenimą, keisti visuomenę. Ir jie manė, kad iš tiesų pasaulį, visuomenę, žmonės galima keisti per literatūrą, per meną. Ir, kaip sakiau, toje budėtojų draugijoje, tas dar mažesnis tas būrelis, tie jau apaštalų centras, apaštališkasis centras. Ir Milašius tam apaštališkajam centrui parengė tokią inauguracinę kalbą. Tai toje inauguracinėje kalboje jis kaip tik irgi kalba apie tą patį. Jis kalba apie tai, kad, žodžiu, tas toks gal romantinis poeto ar apskritai rašytojo įvaizdis, kad poetas rašytojas turėtų atstovauti vien tik tai grožio sričiai, tas įvaizdis jau yra pasenęs, jis nebegalioja naujaisiais laikais ir dabar poetui, rašytojui reikia maždaug liautis atnašavus grožiui, žodžiu, ir atsisukti į žmonės, į visuomenę, į tą dabartį ir
rašyti taip, kurti taip, na, tokią kūrybą, na, tokią poeziją, aišku, tą plačiają prasme, kaip kūryba, rašyti tokią poeziją, kuri turėtų, na, sakytum, tos kaip ir realios, nu, reikšmės, realaus poveikio visuomeniai. Tai Milašius išreiškia tokias mintis ir gerokai vėliau jis yra parašęs tokį nedidelį tekstą, keletą žodžių apie poeziją. Dabar jau, man atrodo, tas tekstas parašytas gal, dabar staiga pamiršau, 27 ar 37 metais. Tai, na, iš to galime daryti išvadą, kad Milašiui toks manimas, toks mąstymas apie poeto vietą, vaidmenį visuomenėje nebuvo tik, nu, akimirka kokia nors, kad štai čia tas apaštalų centras, jis sako inauguracinę kalbą ir, na, toliau lyg tai viskas pamirštama, ne? Bet kad jis iš tiesų galvojo, mąstė apie, na, poeto tą tokį visuomeninį vaidmenį, kad poetas turi atlikti visuomeninį vaidmenį, jis turi, na, žodžiu, savo kūrybą ir, na, sakysim, atstovauti žmonėms, išreikšti jų lūkesčius ir panašiai, žodžiu, tas toks, na, kaip sakau, angažuota, galėtumėm tai pasakyti, angažuota poezija. Tai va, jis apie tai kalba ir keliuose, nu, pirmosios poezijai, keli žodžiai apie poeziją, keletą žodžių apie poeziją. Tai aš taip vis dėlto galvočiau, kad štai Milašiui, na, ta Lietuva, kuri 18 metais paskelbė nepriklausomybę, Milašius įsitraukė į Société des Nations, į tautų lygą, taip, į tą, žodžiu, tautų lygos, taip, į tą tautų lygos veiklą įsitraukia, jis dalyvauja visose konferencijose šitai naujai atsikuriančiai Lietuvai, jis rašo raštus, paskui jisai paskiriamas Tautų sąjunga, atsiprašau, Tautų sąjunga, taip, tas pavadinimas buvo kažkur išnykęs, jis redaguoja raštus, tai jam čia, matyt, ir buvo va ta vieta, galimybė jam kaip poetui, kaip kūrėjui nuveikti ką nors konkretaus ir pasitarnauti, nu taip, savo protėvių kraštui, nes vis tiek jis kildino save, na taip, čerėja, bet jisai kildino savo giminę iš etnografinės Lietuvos, iš tos pačios Labūnavos, ar iš Serbinų, ar iš tų Ganusievičių, va čia kur ta jau lietuviškoji Milašiaus, na, sakysim, ta linija, ta vyresnioji linija. Nors, jeigu mes paskaitytume Česlovą Milošą, tai Česlovas Milošas sako, kad gal čia yra truputį legenda, žodžiu, bet vis tiek, bent jau nuo 16 amžiaus ta lietuviškoji, žodžiu, ta linija, tai ji yra, ji tikrai gyvuoja ir jau Milašiaus protėviai, iš tiesų jo prosenelis jau toje Čerėjoje atsidūrė tik tai 19 amžiaus pačioje pradžioje, 802 metais, kai nuperka iš kunigaikščio Sapiegos ten, žodžiu, tas žemes. Tai va tai, aš manau, kad čia Milašiui, matyt, buvo galimybė jam kaip poetui, kaip kūrėjui, atlikti savo misiją. Jis matė poetą, kūrėją kaip misionierių. Tokį, kas yra misionierius, pasiuntinys, ar ne? Pasiuntinys, jeigu verstumėm į lietuvių kalbą. Na, aišku, kas jį pasiuntė, žinai, tarytum, jis pats save pasiuntė klausydamas to savo vidinio balso. Jis mato, taip, savo vietą čia. Jis mato, čia yra jo misija, jo veikla. Ir jisai imasi tos veiklos. Tai gal labai nutolau? Ne. Gal labai nutolau atsakydama į tą klausimą, bet iš tiesų, na, toks lyg atrodytų staigumas. Kodėl dabar staiga nei iš to Milašius imasi atstovauti Lietuvai? Mes kitų paaiškinimų neturim. Tik tai, ką jisai parašė laiškuose ir ką parašė tuose politiniuose straipsniuose. Be to, sakysim, tas mano paminėtas straipsnis 27 metų atrodo, kur jisai ištarė, kad galėjau pasirinkti rožes Varšuvoje, o žodžiu, nepasirinkau, o pasirinkau lietuvišką kryžių. Tai čia yra straipsnis Du politiniai mesianizmai, kuris Milašiui esant gyvams net nebuvo išspausdintas. Jis jau išspausdintas, žodžiu, gerokai vėliau. Jis labai kritiškai. Taip, jis labai kritiškas tas straipsnis, bet galbūt jis to straipsnio kaip tik ir nespausdino, turėdamas omenyje čia tie 27 metai, žodžiu, čia tuos visus Lenkijos Lietuvos nesutarimus. Jis nenorėdamas aštrinti situacijos, aš manau, kaip tikras diplomatas, jis
to straipsnio ir neišspausdino, nepaskelbė, būdamas gyvas, žodžiu, bet tas straipsnis yra ir tie žodžiai yra užrašyti. Bet mes va tą tokį jo pasirinkimą, tarsi ir ieškom to tokio logiško paaiškinimo, tarsi tos eigos, ar ne, kaip čia jis atėjo. Aišku, dar turime suprasti ir tai, kad dirbdamas Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos spaudos biure, jis ten buvo paprasčiausias redaktorius, jo ten pareigos buvo visiškai nekažin kokios ypatingos, jo pareigos buvo skaityti spaudą, spaudą lenkų kalbą, spaudą rusų kalbą, tomis kalbomis, kurias jis mokėjo, ir išrinkti iš tos spaudos tai, kas yra svarbu prancūzams, Prancūzijai, šitam viso pirmo pasaulinio karo kontekste ir rengti tas spaudos apžvalgas. Tai va jo toks paprasčiausias darbas, sakysim, tokio redaktoriaus, sekretoriaus darbas, bet čia jis galėjo susipažinti ir su Lietuva, nes vis tiek Lietuva, aišku, jinai buvo minima. Ir čia jis galėjo susipažinti ir su Lietuvos tais, sakysim, laisvės, nepriklausomybės siekiais. Paskui, kaip jis rašo, čia toks lietuvis pasibeldė į mano duris, pakvietė taip, labiau tiesioginiu būdu, čia irgi svarbus sakinys, labiau tiesioginiu būdu pasidarbuoti Lietuvai. Ir Milašiui erdvė pasidarbuoti Lietuvai. Man tai kilo mintis, kad galbūt čia Milašius tiesiog savo senelio ir tėvo pėdomis žengė. Jie kažkaip su ta lenkiška giminė, labai visi jie sulenkėjai buvo, bet kur jau jie vis tiek pabrėžė tą, mes iš Kauno, nuo Kauno ir sukilime senelis Artūras dalyvavo ir parsivežė žmoną, net ne žmoną, jau mirusią parsivežė iš Italijos. Tėvas vėlgi prieš lenkišką giminę buvo niekinamas iš tikrųjų, kad mezaliansas. Taip. Tai tokia, jis ir sako pats, atgimė mano maištininko dvasia. Tradicija. Taip. Žinoma, čia yra tiksli pastaba. Taip. Oskaro Milašiaus senelis Artūras iš tiesų dalyvavo 1831 metų sukilime, Ostrolenkos mūšyje, ten jis ir kojos neteko. Tai žinoma, čia esama tos giminės tradicijos, be jokios abejonės. Apie tai, kad jo tėvas būtų dalyvavęs, pavyzdžiui, 63 metų sukilime, tai čia jau tokių mes duomenų neturime. Nors tėvas gimęs 38 metais galbūt jau būtų ir galėjęs dalyvauti, bet mes tokių žinių neturime. Bet aišku, tas toks priešiškumas tikrai yra. Oskaro Milašiaus, čia mano jau paminėtas prosenelis Juozapas Milašius, kuris 1802 metais iš kunigaikščio Sapiegos, Pranciškaus Sapiegos nuperka ten daug tų žemių. Jis turėjo du sūnus ir jis tiems, vienas iš jų kaip tik ir Artūras, jau senelis Milašius, jis tiems savo sūnums jau paskui žemės ir padalijo. Tai, žodžiu, čia aišku ta viena, ta Milašiaus giminės ta pradžia yra Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje buvo tos dvi linijos, reiškia, tų dviejų Juozapo Milašiaus sūnų, Artūro ir ten to, reiškia, kito jo sūnaus. Tai štai Artūras, jis, kaip mes sakėme, dalyvavo ir tame sukilime, 31 metų sukilime, bet, tos, sakysim, jo brolio šakos, tokia lyg ir panieka, radosi ir dėl mezalianso. Nes Artūras Milašius, taip, jisai veda italę dainininkę Nataliją Tasistro, nors kartais čia, nežinau, Lietuvoje kartais kur nors parašoma, kad ten iškilmingos giminės ir taip toliau, jokių būdų ne, tikrai ne, jos tėvas buvo toks, sakysim, muzikas, kompozitorius, teatro orkestro, dirbo Leskaloje teatro orkestro dirigentas, ji pati buvo dainininkė, tai tikrai nebuvo kokia nors kilminga giminė, jokių būdų ne. Bet, tai susižavėjimas, meilė ir taip toliau. Ir iš tiesų, mezaliansas ir gal netgi, toks, nežinau, gal skandalingas elgesys, jei galime tai pasakyti. Nes Milašiaus tėvas Vladislavas gimė 838 metais. Dar buvo gimęs prieš Vladislavą irgi
jo brolis, vyresnis brolis, kuris mirė visiškas kūdikis. Bet jo senelis ir ta Natalija tai susituokė tik 39 metais. Tai matot, tai čia, žodžiu, iš tos gyvenimiškosios pusės ir jo tėvas Vladislavas, irgi tarsi pakartoja jau Artūro, irgi tą gyvenimo kelią, irgi mezaliansas ir panašiai. Ir, žodžiu, Vladislavas su savo žmona Rozalija Rozalija susituokė Paryžiuje tik tai 1893 metais ir Oskaras dalyvauja savo tėvų vestuvėse. Tai žinoma, tas dar, aišku, buvo tos visos giminės priešiškumas dėl tokio neordinarinio elgesio, dėl tų visų mezaliansų, dėl tų tokių visokių išsišokimų, bet to Vladislavas garsėjo tikrai labai labai ekscentriško elgesio, iš tiesų jis ten, matyti, šiurpino tą savo giminę ir yra išlikusių atsiminimų ir XIX amžiaus ten ir Lenkų spaudoje, mes galime tokių nuotrupų surasti, kaip jis ten atvykęs į Varšuvą karieta, pakinkyta 6 žirgais, šiurpina varšuviečius savo elgesiu ir taip toliau. Tai čia, žinoma, yra tas šeimos paveldas toks, bet tai, manau, vien to gal, aš vis dėlto galvoju, kad vien tik tai šitokio šeimų priešiškumo gal nebūtų buvę gana. Aš taip manyčiau, kad nebūtų buvę gana. Čia mes galim sakyti, ta čia gyvenimiškoji, gal šiokia tokia anekdotiškoji pusė, labai dažnai tarp šeimų taip nutinka, bet aš manau, jeigu būtų tik tai tiek, tai gal būtų labai mažai. Aš vis dėlto manau, to nebuvo gana Milašiui. Tikrai ne. Nes iš tiesų jis lenkų kalbą puikiai mokėjo. Jisai bendravo ir su lenkais rašytojais. 20 amžiaus pradžioje jisai buvo įsitraukęs ir į lenkų rašytojų gyvenančių Paryžiuje veiklą, į tą draugiją, žinojo tuos rašytojus, pažinojo juos. Atrodo, kad jis buvo parengęs ir eilėraščių rinkinį lenkų kalba. Ir tarsi ketinęs jį publikuoti. Tai čia irgi tokia paslaptis. Tas rinkinys, jeigu jis ir buvęs parengtas kai kada, bet jo nėra. Jo nėra, jis, nežinau, dingęs, neišlikęs. Ar jisai tik tai ketino jį parengti ir jau pateikė, žodžiu, kaip esamybę tokią. Bet taip ir ta pati lietuvių kalba, nors Milašius mokėjo daug kalbų, bet lietuviškai jis pradėjo mokytis jau tik tai tapęs atstovu ir jis taip, kalbėti kaip ir neišmoko. Iš tiesų jis, mokėjo skaityti, rašyti, jis galėjo skaityti, suprasti tekstus, bet kalbėti ne. Ir yra tų pačių lietuvių liudininkų, ar ne, paliudijimų. Tas jau, sakysim, minėtas lietuvis, kuris pasibeldžia jo duris, į kabineto duris, pasisveikina, kalbasi lietuviškai, kreipiasi lietuviškai, Milašius nesupranta, negali atsakyti, ne. Tai kalbasi tada rusų arba lenkų kalba, ta kalba, kurią ir vienas ir kitas moka. Žodžiu, man pačiai vis dėlto atrodytų, kad Milašius, jis tikrai prisėmė savo tokią, kaip misiją, jam tikrai reikėjo tos veiklos, tokios, apčiuopiamos veiklos, kuri duotų rezultatų, ne vien tik tai pačios kūrybos, jam tos, sakysim, grynos kūrybos neužteko. Nežiūrėkime toliau, kai jau Milašius 25 metais Liepos mėnesį jį pakeičia Petras Klimas, ar ne? Milašius vis dėlto dar lieka. Jis jau čia gauna tą reziduojančio ministro kaip ir titulą, jis dar gauna ir šiokį tokį atlyginimą, ir jisai toliau ten ir važiuoja į konferencijas, ir padeda rengti raštus, ir mezga ryšius. Tai sakysim, Morisą Prozorą, tai irgi Milašius įtraukė jau nebebūdamas, gal dar buvo 25 metai, bet įtraukė irgi į tą diplomatinę veiklą Morisą Prozorą. Ir Morisas Prozoras taip pat atstovavo Lietuvai iki pat mirties, iki 28 metų, tik kad jis mirė 28 metais ir jau negalėjo ilgai atstovauti Lietuvai. Tai Milašius vis tiek jisai nenutolsta, nuo tų lietuviškų reikalų nenutolsta. Bet labai svarbus kitas dalykas, kad jisai 930 berods metais rašo laišką, tokį prašymą Prancūzijos vidaus reikalų ministrui, prašydamas jam suteikti Prancūzijos pilietybę. Jis jau
tampa Prancūzijos piliečiu. Ir tame laiške, jam iš tiesų ta pilietybė ir buvo suteikta, ir tame laiške jis rašo, kad jis aprašo labai trumpai savo biografiją, kad jis yra poetas, kad jis čia buvo Lietuvos atstovas, kad jis jau paskui tik tai reziduojantis ministras, bet jisai tame laiške rašo, kad žinoma, jau tapęs Prancūzijos piliečiu, aš atsisakysiu šitos veiklos. Ir matyti jau po 30 metų jis jau tikrai, ir oficialiai tas pažadas duotas, jis, ir atsisako tos veiklos, nebent jeigu jis ką nors tam taip jau neoficialiai dar būtų padėjęs. Bet, kaip sakau, jam vis tiek tos veiklos reikia. Tokio savęs, nežinau, įžeminimo, įvietinimo, įerdvinimo jam reikia. Jam reikia. Ir čia maždaug tas laikas, 30 metai, kai prasideda visi tie Milašiaus džiaugsmai su paukščiais. Su paukščiais. Tai čia irgi veikla, ar ne? Paukščiai, jis pradeda domėtis ornitologų draugija, ta visa veikla, jisai, žodžiu, ir pats ten tų paukštelių nusiperka ir namuose laiko, ir čia labai žaviai, antroje knygoje tie labai žavūs laiškai skirti Fontainebleau viešbučio valdininkui, savininkui, kaip žodžiu, ten prižiūrėti, ir ten poniai Fogt irgi, poniai Fogt jis išvažiuoja į Belgiją berods ir kaip palieka paukštelius su narveliuose ir kaip ten viską prižiūrėti, kaip lesinti, kaip girdyti paukštelius. Tai va, jam reikia tokios apčiuopiamos veiklos. Ir paskui Fontainebleau jau tame parke arba miške, kaip mes jį pavadintumėme, žodžiu, tos lesyklos yra pastatomos, iškilmingai atidaromos, sukviečiami visi draugai, žodžiu, puota viešbutyje ir taip toliau. Tai Milašiui tos veiklos tikrai reikėjo. Ir, taip sakau, kalbant apie tą jo ir kūrybos, ir gyvenimo visumą, tai labai svarbu suvokti tokį dalyką, kad, toks filosofinis klausimas, paprastai, kas aš esu, ar ne? Tai Milašiui tai buvo pirmiausia, kur aš esu, kur aš esu, kur ta mano vieta. Ir tik atsakęs iš tą klausimą, kur aš esu, aš galėsiu atsakyti, kas aš esu. Tai va, jis, grįžtant prie Lietuvos, taip, jis čia ir pasisako, taip, aš esu Lietuvoj, aš lietuvis, čia mano vieta. Ir aš toks esu lietuvis, čia mano, žodžiu, su ta visa protėvių, visa šito šalies istorija, su visu tuo, nežinau, krūviu, svoriu, kurią neša šitos savokos, sakysim, pavadinimai, taip, lietuvis, Lietuva, kur aš esu. Taip įkyriai dabar lenda dar mintis link to pasirinkimo, kad jam vis dėlto labai svarbu buvo ir lietuvių kalba, ir lietuvių, galų gale liaudies dainas vertė. Ir kaip jis apie jas rašo, ir dailininkų parodą, kuri nepavyko, bet organizavo, kaip jisai rašo apie lietuvių kultūrą. Kažkoks toks labai kosminis žvilgsnis. Čiurlionį norėjo būtų, kiek laiko jau būtų figūravęs Čiurlionis Europos mene, kai jis dar buvo pirmeivis. Taip. Ten kažkokia vis tiek giminystė sielos. Taip. Tas tikrai tai yra tas toks gelminis ryšys. Jis atsiskleidžia, atsiveria įvairiausiais pavydalais. Ir Milašius, taip, žinoma, ketino surengti Čiurlionio parodą, dėja nepavyko. Bet, sakysim, lietuvių, to jau liaudies, to mūsų tradicinio meno paroda, tai iš tiesų buvo surengta. Arba jeigu kalbam dar apie parodas, tai Kazio Šimonio paroda, tiesa, gal čia pats Milašius, nežinau, čia sunku pasakyti, kiek jisai prisidėjo tiesiogiai. Bent mes jau žinom bent jau tokį dalyką, kad Milašius parašė Kazio Šimonio parodos katalogą. O šiaip pats Šimonis buvo gavęs, žodžiu, Lietuvos, atrodo, kultūros ministerijos, žodžiu, buvo gavęs Lietuvos stipendiją. Ir iš tiesų, Kazys Šimonis, keletą mėnesių užbuvo Paryžiuje, lankėsi muziejuje, jis ten ir dirbo, tapė. Paties Šimonio yra
labai įdomus atsiminimai apie tai. Va, ir galiausiai, na, žodžiu, jis ten išbuvęs tuos kelis mėnesius, jau nutapęs darbų, sumanė juos eksponuoti, surado galeriją, buvo sutarta su Milašiumi, kad jisai parašys katalogo įžangą. Milašius tą padaro, bet čia dabar jau pasakoja Kazys Šimonis savo atsiminimuose, kaip žodžiu, galerijos savininkas pasirodo, kad yra Lenkas. Ir perskaitęs tą katalogo įžangą, tas Lenkas savininkas taiga atsisako šitą parodą rodyti, nes kaip čia dabar jisai rodys, reiškia, lietuvio, reiškia, parodą ir taip toliau ir panašiai. Ir kad Milašius čia prisistato kaip lietuvis, tai žodžiu, Milašius sutinka tame kataloge kai ką pakeisti, kai ką perrašyti ir jisai, na, žodžiu, ir atrodo, kad buvo tarsi net du tie katalogo to įvadinio straipsnio variantai. Vienas katalogas, kuris buvo dalinamas lietuviams, kitas katalogas, kuris buvo dalinamas Lenkams. Apie tai pasakoja jau Kazys Šimonis. Na, žinoma, mes tą katalogą, kurį, kaip čia pasakyti, galim pamatyti, perskaityti, ir tas katalogo įvadas yra išverstas, žodžiu, lietuvių kalba, tai atrodo, kad čia tas lietuviams buvęs skirtas katalogas. Kai aš papasakojau šitą istoriją Milašiaus bičiulių draugijai, na, žodžiu, prezidentui, tai jis irgi labai susidomėjo ir sakė, na, jis akise gal nematęs ten to kokio lenkiško, to Lenkams skirto varianto. Tai aš gal truputį nukrypau į šalį, bet taip jisai, sakysim, skaito, jisai rašo straipsnius, jisai skaito paskaitas. Ir čia, pavyzdžiui, paskaita, kurią Milašius perskaitė 919 metais, gruodžio 19 dieną, Prancūzijos geografijos, Paryžiaus geografijos draugijos salėje. Ir, reiškia, jis taip, na, iškilmingai pradeda, kaip jis čia toks poetas, žodžiu, savo toje poeto vienatvėje, tose aukštybėse, iš tų aukštybių nužengia tarsi, kreipėsi į žmonės, kad papasakotų apie Lietuvą, kad papasakotų jums, prancūzams, apie jūsų ištakas, apie jūsų senąją tėvynę, jūsų, na, tas ištakas ir kaip čia dar išlikusi ta visa, na, ta arijų, ta dvasia, tokia visa, na, nepažeista, nesugadinta, neiškraipyta ir kaip, na, žodžiu, čia ta vakarų Europa jau tokia sumaterialėjusi, tokia plutokratiška, atvykusi, na, prie Nemuno, prie Nevėžio krantų, galės pasisemti kad naujo įkvėpimo ir tarsi apsivalys dvasia. Tai taip, žinoma, tai yra, sakytum, nu, čia ta šiaurės Atėnai, ne, mes čia šitą žinome, čia toks, na, tikrai kosminis toksai žvilgsnis ir, na, sakytum, Milašius, jis tą Europos tuos, na, dėmenis, ar ne, jis papildo labai svarbių lietuviškų dėmenių, nu, ant ko pastatyta Europos kultūra, tai, žinoma, antika, nu, ir matyti krikščionybė, ne, krikščionybė, nu, su visa judėjiška, mes negalime skirti Senojo ir Naujojo testamento, ar ne, juos būtų sunku skirti vieną nuo kito. Tai va čia tarsi du tokie pamatai, tai Milašius sako, va dar trečias yra Lietuva, tas pamatas. Vakar man, betvarkant lentynas namie, staiga iškrito Česlovo Milošo pameistrys. Tai prisiminiau dabar, kad tik neatsimenu kam, jisai gal Foktui ar kažkam aprašinėja, kaip Česlovas Milošas jį aplankė. Ir labai ditirambiškai, kaip jisai bijojo, kad čia toks giminaitis. Tik aprašinėja ne Foktui, nes Foktas mirė 24 metais, o Česlovas Milošas Paryžiuje apsilankė, kuriegi ten buvo 36-ieji ar kurie metai. Arba Gausui, arba poniai Fokt. Galbūt poniai Fokt, aš dabar irgi jau neatsimenu, kuriam konkrečiai adresatui, taip kaip apsilankė pas jį toks jaunuolis. Ir jis tikėjosi sulauksęs ten tų giminaičių.
prieš kurios nusiteikęs Taip. ir staiga sulaukia artimos sielos. Taip, jis tikėjosi sulaukęs tų giminaičių tarsi kokios kopijos, na, tokio, na, pasipūtusio, reiškia, tokio, na, sakysim, vaikino, jaunuolio su tuo visu, reiškia, giminės svoriu, tai, žodžiu, jis labai tikrai nudžiunga, kad taip čia yra tokia artima siela ir tas, nu, Česlovas Milošas dar visiškai jaunas, bet jau rašantis, jau kūrėjas ir, na, jie bendrauja. Ir matyt, ne vieną kartą yra bendravę, nors čia Milašiaus paminėtas, tai gal tik tai toks vienas apsilankimas. Ir šiaip tas apsilankimas tokiomis, kaip čia pasakyti, dramatiškai linkstomis aplinkybėmis, kai Česlovas Milošas, tas jaunuolis su draugais, žodžiu, vyko į Paryžių, į Prancūziją, kaip jie ten plaukė, kaip, žodžiu, skendo, kaip ten prarado ir drabužius, ir pinigus ir kaip Milašius, žodžiu, pagelbėjo, net ir sušelpė, žodžiu, kaip dėdė. Tai taip ir taip, žinoma, minima poema Pameistrys, tikrai labai graži poema ir Česlovas Milošas, na, sakytum, pagerbė savo šitą vyresnį giminaitį, savo dėdę, atiduoda jam duoklę ir save kukliai vadina tik tai pameistriu. Ir man atrodo, kad Česlovas Milošas ir jau savo Nobelio kalboje, jis irgi prisiminė Oskarą Milašių ir paminėjo ne tik kaip tokį giminaitį, bet kaip poetą, jam padariusi didelę įtaką. Ir aš dabar tiksliai tų detalių nežinau, bet man atrodo, gal Česlovas Milošas galėjo būti skaitęs ir Migelio Manjaros vertimą į lenkų kalbą. Čia jau reikėtų pasitikslinti Česlovo Milošo atsiminimuose. Čia mini, taip, Bronislavos Ostrovskos, nes jo Bronislavos Ostrovskos, kurį išvertė Migelį Manjarą. Ir atrodo, kad tuo metu, tikrai Lenkai, tie, kurie domėjosi literatūra ir galbūt Lietuvą, ir, žodžiu, jie skaitė, nors aišku, ten dar apie Lietuvą tai ne vieno žodžio, bet, jie skaitė šitą misteriją ir jie žavėjosi. Ir beje, paties Česlovo Milošo jis pažinojo Ostrovską, jo yra ten irgi, žodžiu, pokalbių, straipsnių, žodžiu, jis pažinojo tą vertėją. Tai va, suradau šitą knygą, perskaičiau ir staiga, nes aišku, aš ją buvau skaičius, 2001 metų leidimas, atrodo, gulėjau kažkur užlindusi tokiam. Ir staiga va, po šitų laiškų, kągi aš skaitau. Christijanui Gausui aprašo, ką veikęs per metus Čerėjoj. Vasarą jodinėja miškai, žiemą skaito. Papsėdamas pypkę prie lempo žalių stiklo gaubtu, iš naujo pasineria į Šopenhauerį, Kantą ir Platoną. Taip keliavęs rašo Ispanijoje, kartu su Don Kichotu ir kartu su Haine traukęs į Italiją. Ir taip toliau. Čia va tų laiškų atspindžiai. Taip, tų laiškų atspindžiai. Visiškai kitaip tada skaitai tą pameistrį. Taip, žinoma, ir tą pameistrį kitaip skaitai, jau tas, pameistrys, sakytum, truputį ir kitokio gylio, kitokio svorio prisipildo. Bet čia, sakysim, ta lempa žalių gaubtų, tai čia jau iš eilėraščių, čia iš poezijos. Tai, bet kita vertus tai rodo, kad Česlovas Milošas, jis tikrai buvo įsiskaitęs ir į Milašiaus poeziją. Ir čia tie visi įvaizdžiai poezijos, kaip čia, tokios kaip detalės, kaip tokie, pastovios figūros, ta lempa žalių gaubtų, ten Don Kichotas, ta, žodžiu, knyga, dar kas nors, taip, labai natūraliai, man atrodo, į šitą Česlovo Milošo poemą atėjo. Tik dabar suvokiau, kad pats Česlovas Milošas surado Gauso laiškus Amerikoje. Taip, Princetono universiteto bibliotekoje, taip Milošas aptiko tuos laiškus ir perdavė Andrė Silverui, ir buvo iš tiesų tie laiškai išleisti atskira knyga. Tai galim tik džiaugtis, kad daug tų laiškų ir kad jie buvo atrasti ir paskelbti prancūziškai, dabar turime lietuviškai. Ir ką man tai labai norėtųsi paminėti, leidyklą Ašara. Taip. Ką aš jos esu nusipirkus, viskas yra tobula. Aš Žarai, net nežinau kaip pasakyti, ar aš jai atstovauju, gal kaip vertėja. Kaip išleido. Bet taip, išleido Žara ir žinoma, išleido Milašių ir išleido ir apskritai Žara yra tokia leidykla, kuri leidžia daug prancūzų literatūros vertimų į lietuvių kalbą, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad iš mano vertimų tai išėjo ne tik tai šitie laiškai, bet išėjo ir
Polio Kliodelio apreiškimas Marijai ir mūsų kartu su Vladu Braziūnu Rasino Faidra. Tai tikrai džiaugiuosi. Ir kitas dalykas, kad šitos knygos yra gražios knygos, jos yra gerai parengtos. Jos ir su nuotraukomis, su faksimilėmis, jas malonu paimti į ranką. Tai šifravau ten, kas parašyta. Gerai, kad šalia yra vertimas. Taip, labai, labai smagu. Tai ką, tikėsimės dar ko nors? Tikėsimės.